pristatysiu pirmąjį pranešimą, kurį dėja dėl to, kad lėktuvas šiek tiek vėluoja nusileisti, negali paskaityti mano kolegė sporto medicinos gydytoja Aušra Piktužytė. Tai aš pabandysiu perteikti jos mintis ir idėjas apie kelio sąnario problemas iš sporto medicinos gydytojo pusės ir kaip ir kokios problemos čia yra aktualios, koks yra ryšys tarp ultragarsinės diagnostikos ir sporto medicinos bendrai. Na ir turbūt pirmiausia džiugu, kad vis daugiau sporto medicinos gydytojų domisi radiologija ne tiek, kiek galbūt formaliai, bet praktiškai. Ir iš kitos pusės turbūt džiaugiamės, kad ir patys radiologai vis daugiau ir daugiau bando gilintis į būtent sportuojančių žmonių griaučių raumenų sistemos pažeidimus. Ir turbūt šiuo atveju vis dėlto turi būti ta komunikacija ir tas susitarimas arba lūkesčių atitikimas, ką mes norime sužinoti iš diagnostikos pusės ir kaip tą diagnostiką mes galėtume panaudoti galvojant apie sportuojantį žmogų, kuris iš principo dažniausiai vis dėlto mes turime žmogų orientuotą į savo fizinių ypatybių rezultatą, kaip jį pasiekti geriausiai ir kaip tą padaryti sveikai, turbūt čia irgi kitas svarbus momentas. Na, kokia radiologijos reikšmė klinikinėje sporto medicinoje? Na, vėlgi yra remtasi moksliniam publikacijom, British Journal of Taip, manau, kad gerai. Ačiū labai. Dėkui. Tai grįžtant prie to, kokia radiologijos reikšmė klinikinėje sporto medicinos praktikoje, tai turbūt diagnozės tikslinimas arba tikslios diagnozės nustatymas svarbus dalykas ir diagnostinės vertės čia turbūt niekas nenuneigs. Papildoma informacija planuojant ir sprendžiant grįžimą į sportinę veiklą. Apie tai aš dar ir sekančiam savo pranešime šiek tiek užsiminsiu. Tai yra ypatingai svarbus dalykas, kada mes turime turėti labai aišku ir įvairiais ne tik tai kiekybiniais, bet ir kokybiniais tyrimais pagrįstą sprendimą. Gal negaudo ryšio? Gerai, ačiū. Dabar manau, kad gerai. Pabandysiu aš gal kaip nors jį čia palaikyti. Ne, nu aš nesu. Gerai. O gal šituo kalbėt? Ar jisai nerašys? Rašys. Gerai, bandom. Žodžiu, jisai sugedęs. Paskui pasiekia. Aha. Tai mikrofoną gal geriau duok. Tai duok, gal čia bus jo greičiau. Gerai, ačiū, liuks. Gerai, kalbėsim į triubelę, bus geriau. Tvarkoj, tai grįžtant prie sprendimo dėl grįžimo į sportinę veiklą, pasakysiu labai paprastai ir praktiškai, kada pas tave ateina žaidėjas ir klausia, man klubas siūlo 1,5 milijono kontraktą 2 metam ir jie nori sprendimo, ar jūs duodat garantiją, kad aš nesusižeisiu antrą kartą ir aš esu pilnai pasveikęs.
Tai šitas klausimas yra vertas tiek, kiek aš pasakiau pinigų ir atsakymas yra labai rimtas. Tai reiškia, kitaip tariant, sprendimas, ar sportininkas yra pasiruošęs sportuoti pilna jėga ir svarbiausia, ar jisai neturi rizikos susitraumuoti antrą kartą, pakartotinai, yra tikrai labai rimtas iššūkis ir tikrai labai nedaug gydytojų imasi tokį sprendimą priminėti, remdamiesi vien tik tai vieno savo įžvalgomis arba patirtimi. Bet tikrai tokių atvejų yra ir ne vienas, ir ne du. Ir šiuo atveju komanda ir skirtingi tyrimai, apie juos gal irgi pabandysim trumpai pakalbėti, svarbus. Kitas dalykas, ką mes jau turime praktiškai kartu su draugija ir su Sauliumi konkrečiai jau ir parodysiu keletą tyrimo išvadų, sportininko patikra ir įvertinimas prieš sezoną. Tai yra, kitaip tariant, skriningavimo principų, kada mes tyriame žmogų, kuris galbūt neturi labai rimtų klinikinių nusiskundimų, bet žinodami tam tikras sporto šakos specifikas arba dažniausias lokalizacijas, kur vyksta traumas, mes galime tikrai sužinoti daug apie struktūrinius pokyčius organizme. Prieš tai kalbėjusi kolegė irgi labai gerai pasakė pabaigoje, kad vis dėlto visi tie tyrimai ir visi tie eksperimentai nukreipti į tai, kad mes užbėgtume traumai už akių ir sužinotume tą informaciją ženkliai greičiau ir pradėtume imtis tų prevencijos priemonių. Na ir techninė pagalba atliekant intervencijas, tai yra injekcijos ultragarso kontrolėje. Vėlgi, kiek žinau, šiai dienai ultragarsinės diagnostikos technologijos leidžia injekcijų metu netgi, kaip sakyti, išjungti adatos vaizdą ir matyti pakankamai tikslius orientyrus, kur ir kaip. Ir tai, manau, svarbus dalykas, kada mes kalbam apie galbūt mažesnę praktiką turinčius žmonės, gydytojus, kuriem reikia tos navigacijos vadinamos. Kalbant toliau, turbūt esminis klausimas vėlgi dažnai yra apie tai, kas vyksta traumos vietoje. Tai reiškia, pakankamai svarbus sprendimas ūmios traumos atveju priimti sprendimą, ar žaidėjas gali žaisti ar ne, čempionatai, išvykos, olimpiados ir taip toliau yra ta vieta, kur tikslų sprendimų priėmimas yra labai reikalingas. Tai vėlgi ultragarsinis tyrimas, tai greitas, patogus, sąlyginai nebrangus, viskas yra vietoje vėlgi ir sprendimas, kaip elgtis toliau, yra svarbu. Labai stipriai norėčiau pakomentuoti ir išskirti tą psichologinį poveikį sportininkui, kada iš tikrųjų ne šiaip, kad gydytojas atėjo, apspaudinėjo jam sumuštą vietą, pasižiūrėjo ir taip su tokia abejonės gaidelė pasakė, kad greičiausiai čia nieko tokio, o sportininkas dažniausiai girdi žodį greičiausiai, kad čia viskas gerai, lieka abejonių, lieka psichologinio tokio neužtikrintumo, bet jeigu ta išvada patvirtinama dar čia ir dabar, galbūt vaizdais ir taip toliau, tai tikrai turi labai daug reikšmės, kaip tas sportininkas gebės savo fizinės savybės išnaudoti toliau, jeigu iš tikrųjų pažeidimas yra labai nedidelis arba jisai nepavojingas. Vėlgi, kur galima panaudoti tos dalykus, tai kaip jau girdėjote, žinote turbūt, ne tik tai sausgyslių raiščių bursų įvertinime, bet ir vėlgi lūžių diagnostikoje. Čia ir dabar, apie ką turbūt mes kaip sporto medicinos atstovai tikrai pakankamai dažnai norim šitų dalykų, tai yra infekcijos uždegimo nustatymas ir turbūt Doplerio režimas čia galbūt neatsako į, kaip sakyt, klausimus, kas, kaip, kodėl ir ten vyksta, bet tikrai tai yra svarbus rodiklis galvojant, kokie procesai ten vyksta. Taip. Vėlgi, nervaus spaudimo diagnostika, stres lūžiai ir taip toliau. Tai va čia yra svarbus dalykas, kuomet mes, kaip ir girdėjom ir iš Sauliaus pranešimų, kartais mes galime šitos dalykus sužinoti anksčiau, tai mes tą pamatome rentgeno nuotraukose. Taip. Vėlgi, čia yra, kaip aš sakau, turbūt jūs mąstydami apie tai, ką aš kalbu, galvosite, kad tai yra tam tikras huliganizmas ultragarsinėje diagnostikoje, kada mes bandom standartizuoti protokolus ir taip toliau, bet kartais to reikia, kada
galbūt pabandyti įvertinti ne tik statikoje, bet ir atliekant judesį ir, kitaip tariant, atliekant provokacijas įvairias. Taip. Tai manau, kad ultragarsas šitą turbūt leidžia padaryti. Tikrai tikiu, kad ne visada leidžia įvertinti labai tiksliai, kas ten vyksta ir kodėl, bet pačio fakto konstatavimas čia yra labai svarbus ir aš manau, kad šitą dalyką išnaudoti tikrai reiktų ir galima būtų. Na, tarkim, pavyzdys, pavyzdžiui, menisko pažeidimą, o kodėlgi nepabandyti įvertinti ir nepasižiūrėti lygiai taip, kaip daromos stres rentgenogramos stovint ir gulint, lygiai taip pat pažiūrėti, kaip ta menisko protruzija atrodytų, jeigu mes paprašytume žmogų atsistoti ir galbūt netgi tūptelti ar taip toliau. Ir kiek tas, tarkim, pavyzdys medialinis kompartmentas šiuo atveju įtakoja, kaip tas veikia ir kaip tas veikia judesio metu. Tai manau, kad tokia galimybė yra, galbūt tai nėra ta įprastas klinikinis protokolas, bet jeigu galimybės leidžia techninės tą įvertinti ir pasižiūrėti, tai be galo svarbi būtų informacija. Vėlgi, sportininkai tam tikra prasme ypatinga pacientų grupė, dažnai tai yra tikrai labai stipriai besidomintys savo sveikatos būklę žmonės. Kartais pas radiologą jie kreipiasi netgi nebūtinai siunčiami kaip antrą nuomonę sužinoti ir taip toliau. Todėl, kalbant apie profesionalus, aš manau, kad vėlgi ta radiologinė diagnozė neturėtų galbūt labai stipriai kažkaip būti akcentuojama kaip galutinė ir taip toliau. Ir kiek mums teko ir su Sauliumi bendrauti ir taip toliau, manau, kad iš pradžių labai keistai atrodė jo toks išlaikytas interpretavimas tų duomenų ir kartais būdavo toks spaudimas į sportininkų, tai ar man čia reikia operuoti, ar čia jau labai blogai ir taip toliau. Ir Sauliaus toks išlaikytas, tarsi atsakymas, kad aš tik tai sakau, kad yra taip ir taip, aš tą ir tą matau, bet aš negaliu atsakyti galutinai tavo klausimą. Iš pradžių visi taip galvoti, kaip čia negali, kaip čia ką, bet po to aš vis dėlto supratau, kad tai yra turbūt teisingas sprendimas vis dėlto, kaip sakyti, rezervuotai įvertinti tai ir daugiau remtis faktais, o ne interpretacijom. Todėl, kad dažnai būna, kad tokių žodžių gaudimas yra ir iš trenerių, iš vadybininkų, yra medikai, kurie stengiasi išsaugoti sportininką, yra treneriai, kurie kaip tik jį nori kuo greičiau paleisti į aikštelę, negalvodami apie ateitį. Tai čia visą laiką tas buvo ir bus ir taip ir yra. Kitas svarbus dalykas, sezono metu atliekant, artėjant svarbioms varžyboms ir taip toliau, taip pat dinamikoje svarbu šitą vertinti, nes mes turim galimybę vėlgi tokį, kaip sakau, suteikti pasitikėjimo jausmą. Diskutuojama vėlgi dėl įvairių intervencijų ultragarso kontrolėje. Vėlgi čia yra įvairūs variantai. Radiologai tas intervencijas, aišku, priklausomai kokias gali atlikti. Gali būti, kad ir sporto medicinos gydytojas turi atlikti, jeigu jis yra stovykloje ar kažkur kitur, ne ligoninėje. Bet iš principo vienaip ar kitaip turbūt idealus variantas, kada yra ta daugiadisciplininė komanda. Mes turbūt tokioj komandoj šiuo atveju ir dirbam ir turbūt džiaugiamės, kad vis dėlto kai kurias galbūt savo profesinės žinias papildo vieni kitų įgūdžiais. Kalbant apie tuos diagnostinės vertės, vėlgi čia mano kolegė rėmėsi vėlgi 15 metų straipsnių, kur galbūt šiek tiek kitaip interpretuojami kai kurie ultragarsinio tyrimo diagnostinės vertės rodikliai, bet medialinio lateralinio menisko plyšimai nuo vidutinės į aukštos vertės, pilnas keturgalvio raumens plyšimas yra aukšta vertė, tendinopatija paplitėjus sausgyslės pažeidimas vidutinė, pilnas PKR plyšimas nuo vidutinės iki aukštos, čia turbūt irgi toks gal šiek tiek prasilenkantis su tuo, ką mes girdėjom ir kokią nuomonę turim. Bet kalbant apie dalinį priekinio kryžminio raiščio plyšimą, čia turbūt jau vis dėlto negalime turbūt remtis.
kolateralinis aukšta, Bakerio cista, bursitai aukšta, na ir vidinė patelofemoralinės klostės sindromo diagnostika nuo vidinės iki aukštos. Tai tokie tyrimų duomenys. Na, vėlgi pilnai suprantam, kad kai kuriais atvejais turime galvoti galbūt ir apie tą dinaminį ultragarso ištyrimą ir kai kuriais atvejais turbūt vėlgi remtis branduolinio magnetinio rezonanso tyrimais, bet nežinau, bent jau mes savo darbe tą praktiką naudojam, kad vis dėlto, jeigu mąstom apie kaulinės struktūras, tai rentgenologinis tyrimas vis dėlto atliekamas pirmiau, na ir po to jau atmetus visus kitus ir įtarus minkštų audinių galbūt struktūras arba tas, kurias nematom, galvojam apie ultragarsinį tyrimą ir realiai tik tai po to mąstom apie MRT. Na, ūmios patologijos sporto medicinoje, medialinis kolateralinis raištis, vėlgi čia tokie bendri dalykai, kurie galbūt svarbus tuo, kad vėlgi tai yra dažnai susijęs su judesiu kelio sąnaryje, taip, dėl dažno smūgio į išorinę kelio pusę, nekontaktinis ir taip toliau, tokie visokie gali būti patempimo požymiai ir taip toliau. Diagnostinė vertė labai svarbi, nes čia turbūt ortopedai, traumatologai patvirtins, jeigu mes turime nutrūkusį arba plyšusį medialinį kolateralinį raištį, laikas yra be galo svarbus. Kuria prasme? Ta prasme, kad rekonstrukcijai iš principo keičiasi operacinė taktika ir jeigu mes turime šviežią plyšimą, tai kiek žinau yra galimybė tiesiog atstatyti vientisumą, o jeigu turime seną plyšimą, jau dažniausiai yra naudojami transplantai, kas iš karto apsunkina ir operaciją ir pooperacinį gydymą. Tai laikas čia svarbu, ką ultragarsinis tyrimas gali labai gerai padėti ir išspręsti. Vėlgi klinikiniai dalykai svarbus čia, čia turbūt jau konservatyvus gydymas, agresyvi reabilitacija dažniausiai, na, o esant pilnam plyšimui ir simptomatikai jau tada rekomenduojamas operacinis gydymo būdas. Ūminiai meniskų pažeidimai, vėlgi dažniausiai tai yra judesių su rotacija metu įvykstančios traumos, vėlgi svarbus dalykas vertinant menisko tą ūmų pažeidimą ir tai, manau, svarbi informacija taktikai, kaip tą gydyti, ar nėra degeneracijos ir turbūt čia vėlgi svarbi informacija ortopedui, traumatologui galvoti apie operacinį gydymą ir kokį tą operacinį gydymą, rezekciją ar kalbant apie siuvimą, kas vėlgi yra tam tikri niuansai. Dažnai tie niuansai yra labai svarbus sportininko karjeroje ir grįžimo aikštelės metu. Na, o kokie simptomai, tai turbūt vėlgi sustingimas, traškėjimas, nestabilumo pojūtis, tas dažnas būna dalykas, kurį kartais žmonės painioja su nestabilumu susijusiu dėl priekinio kryžminio raiščio ir kartais ir reikia neatmesti ir įvertinti, kad tai gali būti ir su priekinio kryžminio raiščio ar užpakalinio kryžminio raiščio trauma, jeigu traumos mechanizmas yra būtent žinomas. Na, taip pat įvairūs yra ortopediniai testai, provokaciniai testai, kurie padeda įtarti būtent ragus, kūno ir taip toliau, lokalizaciją. Na, o gydymas vėlgi priklauso, kaip sakiau, nuo tipo, nuo zonos, nuo stabilumo, kas yra be galo svarbu ir manyčiau, kad ultragarsiniai diagnostikoje galbūt tą stabilumą įvertinti kai kuriais atvejais įmanoma ir tikrai ta informacija būtų svarbi, jeigu mes kalbam apie sportininką. Na, o gydymas vėlgi medikamentinis, fizioterapija, kineziterapija, na, o po to jau vėlgi sprendžiama dėl operacinio gydymo ir kokia yra situacija ten. Bet pirminiai dalykai, manau, puikiai gali būti vertinti ultragarsu. Raumens plyšimas, kažkaip kol kas mes apie raumens plyšimus kalbėjom labai nedaug, nežinau, kiek tai galim vertinti kaip kelio zoną, bet gal šiek tiek verta paminėti. Pakankamai daug būna tokių situacijų. Aš taip pat savo sekančiam pranešime šiek tiek apie tai užsiminsiu. Dažniausiai šlaunies dvigalvis, keturgalvis, blauzdos dvilypis, dažniausiai ten sumušimai. Na ir kas svarbu, tai yra deformacija, funkcijos sutrikimas, hematoma. Ir dinamika labai svarbi tų dalykų, nes raumens plyšimai
labai svarbus ta prasme, kad reabilitacijos eiga turi būti labai aiški nuo kokio tipo plyšimas ir kaip jisai gyja ir kiek mes galime apkrauti ir kaip greitai apkrauti pažeistą raumenį. Pažeidimo laipsniai, manau, kad šitą turbūt daugelis žinote ir turite galimybę vertinti. Vėlgi turbūt diagnostika apsunkina pačios hematomos faktas ir kraujo edemos visi dalykai. Ir nuo to labai stipriai priklauso laikas, kada jisai gali pradėti sportuoti. Ir ko mes labai norim išvengti, tai yra kalcinatų, fibrozinio audinio ir visų kitų reiškinių, kurie sumažint gali elastingumą ir jėgą. Na, o gyjimo vėlgi stadijos, uždegimas, gyjimas, remodeliacija, kodėl tai svarbu ne tik tai kaip teorinė informacija, tai labai svarbu, kalbant apie vėlgi reabilitacinio proceso planavimą ir atskirų reabilitacijos priemonių panaudojimą kiekvienoje iš tų fazių. Taigi, iš principo, kalbant apie reabilitaciją, labai paprastai galima pasakyti, laikas čia yra pinigai. Ir per greita reabilitacija gresia funkcijos gyjimos lėtėjimu, per lėta beprasmiškai prarastų laikų ir vėlgi tam tikrais turbūt ir finansiniais dalykais. Gydymas, vėlgi ir imobilizacija, ramybė, sąlygina ramybė. Realiai šiandien turbūt sporto medicina praktiškai turime vienetus būklių, kada mes kalbam apie visišką ramybę. Praktiškai ramybė, tai čia mes turime galvoje toje vietoje, toje lokalizacijoje. Tai reiškia, sportininkas treniruojasi kaip įprastai, galima sakyti, tik tai nenaudoja galbūt, tarkim, pavyzdys kelio sąnario, bet jis pilnai gali atlikti pratimus viršutiniai kūno daliai, pilvui ir taip toliau. Ir tas yra būtina padaryti. Kartais klaida padaroma, kad sakoma, viskas dabar ramybė. Tai ramybėje supranta, kad aš nieko nedarau ir taip toliau. Fizinė būklė blogėja, grįžimas į sportą atsikelia. Vidinės patelofemoralinės klostės sindromas, taip pat dažnas dalykas, lemiantis uždegimą, ką irgi turbūt svarbu diagnozuoti ir vertinti, kaip tie procesai vyksta. Dėl edemos tas pablogėja normalus elastingumas, klostė labiau fibrozinė ir taip toliau. Simptomai, ūmus skausmas, stiprėja nuo pakartotino kelio lenkimo tiesimo, dirginimo visi požymiai ir taip toliau, kas vėlgi apsunkina tą funkciją ir riboja aktyvumą. Vėlgi styga ta medialiau girnelės, jeigu klostė stipriai išreikšta. Ir diagnostika, branduolinis magnetinis rezonansas arba dinaminis ultragarsinis tyrimas, kuris pakankamai jautrus ir specifiškas pagal tyrimus. Ir vėlgi gydymas dažniausiai konservatyvus, vėliau tik tai operacinis. Tai tiek turbūt iš tokių sporto medicinos perspektyvų. Ir jeigu leisite, bandysiu taupant laiką